Tai jo, mačiau Kaziuko mugėj Pilvelytę. Ėjo su kapišonu, bet atpažinau ir man atrodo šunį rankose nešėsi arba vedėsi šalia, bet žodžiu su šuniuku buvo. Šypsojosi, buvo laiminga. Tai reiškia, gali ir Eurovizijoje nedalyvaudama būti laiminga. Tai man taip irgi gerą ant širdies pasidarė, pamačius ją. Galvau tik tai, gal reiktų prieiti ir Gesono numerio paprašyti, nes aš ten ieškau su juo, kad intervą padaryti. Bet gal dar bus progų. Sveiki! Sveiki, Eurodienos klausytojai. Su jumis Eurodienos podcastas. Aš Justas ir šį kartą trysia, senasis sastavas. Tautvydas ir Austėja. Labas. Sveiki. Sveiki. Rytis išlėkė atostogų, o mes neatostogaujam, mes dirbam, žiūrim, stebim, aptarinėjam, organizuojam. Vakar, mes vėlgi sekmadienį įrašinėjom, šeštadienį turėjom labai šaunų išėjimą tiek su Eurodienos nariais, tiek su mūsų Contribui rėmėjais. Išsinuomavom vieną iš Action by Apollo privačių kino salių ir kartu stebėjom Melody Festivalin finalą. Ir šiaip man tai žiauriai patiko. Austėja, tau fainai buvo? Taip, tikrai labai fainai. Kažkaip labai geras ir tas garsas, ir tas vaizdas. To kino salė tiesiog dideliame ekrane žiūrėti atrankas, tai čia yra visiškai nuostabus dalykas, man atrodo. Taip, nes ekranas didelis, erdvės netiek ir daug. Aišku, jeigu būtų daugiau žmonių, manau, būtų galima didesnę, gal net salę kažkur nuomotis. Bet tokia labai faina aplinka su foteliukais, žodžiu, ideali vieta. Šiaip galvojam, kad kitais metais turbūt reikės pratęsti šitą su Melody Festivalin, tai tikrai, bet dar galvojam, kaip įterpti ir kitų šalių atrankas, nes kai jų daug vyksta vienu metu, tai tada sudėtingiau, bet pavyzdžiui, įsivaizduoju, kokį Melody Grand Prix Norvegų būtų labai šaunu, Sanremo, įsivaizduokit ten žiūrėti. Taip, reikia kitais metais Sanremo, ten jau lojaliausi fanai. Salė užsidarys. Jo, bet mes su Ozo atidarimu turbūt jau ir pabaigtume kažkur tai. Tai mūsų uždarytų, bet mes net nepastebėtume to. Tai tikrai labai šaunus renginys buvo ir, kaip ir minėjau, jame susirinko Eurodienos komanda ir mūsų Contribui rėmėjai, tai dar kartelį ir jūs kviečiu labai prisidėti prie mūsų, paremti mūsų veiklą, atsidėkoti už kuriamą turinį. Ir tuo pačiu nepraleisti ir kitų mūsų organizuojamų renginių, nes turim irgi užantyje dar idėją, kurią irgi vakar kaip ir pasidalinau, kas būtų visai smagu, manau, iki Eurovizijos kažkurį tai vieną bent jau vakarą susirinkti ir irgi tokiam kine pažiūrėti kokią nors senesnę Euroviziją. Pavyzdžiui, kokiu tai 2006 arba 2014. Da, čia iš esmės, manau, kad būtų galima pasidaryti balsavimą tarp mūsų Contribui, kurių metų jie nori, išsirenkam vienus metus, susirenkam į salę, pasižiūrim. Tai jeigu tokio dalyko norėtumėt nepraleisti, dar tiksliai nežinom, kada jį darysim, ar darysim irgi tiksliai nežinom, bet parašykit komentaruose arba Facebook'e, arba YouTube'e, ar būtų įdomi tokia idėja ir kokiu metu norėtumėt, pavyzdžiui, kokie jums euroviziniai metai tokie, nežinau, įsiminė yra, man pavyzdžiui 2006 yra tokie mano pirmieji metai, kur aš jau labai stebėjau visą tą reikalą ir domėjaus dainom iš anksto ir buvau tada galvoju, gal net kompo dar neturėjau, tai man kažkas įrašė į diską tą finalą ir aš vis leisdavau grįžęs iš mokyklos, žodžiu, ten juokinga buvo. Tai man, pavyzdžiui, toks būtų, koks jūsų pasirinkimas būtų, jeigu reikėtų išrinkti vienus metus, kuriuos norėtumėt peržiūrėti, ką rinktumėtės? Aš tai pasirinkčiau jau tavo minėtus 2014, dėl labai panašių priežasčių, man patys didžiausi sentimentai, nes pirmas mano žiūrėtas finalas buvo 2012, kai tai pilnai žiūrėjau, bet 2014 buvo, kai tapau fanė, kai pradėjau paskui ten labai gilintis į viską ir iki šiol man tiesiog net ir prasčiausias tų metų dainos skamba kažkaip taip nostalgiškai, tai aš dabar pagalvoju, aš labai norėčiau tuos metus žiūrėti. Man irgi 2006 buvo pirmieji metai, kai pilnai stebėjau Euroviziją, tai aišku toksai, ir labai pozityvus buvo mums metai. Gal tas ir padėjo būtent, pradėjo tą visą Eurovizinę, nežinau, beprotybę, kurią jau užsiemu 20 metų. Tiksliai po 2 metų 20 metis, oh my god. Taip, bet, taip, tai čia tokia labai pati pirmoji. Ir man atrodo, ir labai netgi
įdomu būtų, nes ir dainų buvo labai daug gerų, ir pasirodymų buvo visai įdomių. Aišku, nebūdavo jokių tokių visokių labai galbūt įdomių vizualinių sprendimų dar tada, bet manau, vien dainų kokybė, tai labai geri metai būtų. Nu, kur jau nebuvo įdomių vizualinių sprendimų, jeigu mes turėjom Dazą Samsoną, kuris visą mokyklos klasę atsinešė į tą Taip, labai riboti, ten būdavo tie propsai tokie, porą dalykų, jeigu aš sinešė, ir man atrodo, Norvegija 2005 metais buvo vieni pirmųjų, kurie jau taip labai galingai su pirotechnika pasistengė. Tai irgi, po to Lorde, aišku, turėjo dar daugiau jo. Dar galvoju, iš tokių įdomesnių propsų tų metų, tai turbūt Moldova būtų galima įvardinti, kur ten kažkokią tai medžiagą keistą turėjo, už kurios Moldovos laivelis. Jo, laivelis kažkoks buvo ten. Ispanijos kėdės. Ten Natalija Gordien. Ispanijos kėdės, o dieve, aš ant tokios pačios kėdės, man atrodo, dabar sėdžiu. Las ketchup, jo. Wow, nu žodžiu. Tai vat, mūsų būtų toks pasirinkimas, tai sakau, jūs komentaruose arba Facebook arba YouTube, kur jums patogiau parašykit, kokius metus norėtumėt jūs peržiūrėti, tada prisijungėt prie Eurodienos rėmėjų contribui.com/eurodiena ir išsirinksim kažkokį tai vakarą ir manau, kad susirinksim, tikrai bus labai smagu. O šiandien mes turim aptarti tik 4 dainas, toks vienas mažesnių skaičių pastarosiam savaitėm. Australija, Graikija, Švedija ir Portugalija arba pristatė arba išsirinko savo atstovus šių metų Eurovizijai, o taip pat, kadangi jau baigėsi atrankų sezonas, tai mes apžvelgsim šiek tiek jo didžiausius džiaugsmus ir didžiausius nusivylimus. Ką galbūt norėtume pakeisti vietoj kokios dainos, kokia mums galbūt daina buvo pati mėgstamiausia šių metų atrankose. Tai pasižiūrėsim į visą tai šiek tiek vėliau, o dabar pradedam nuo Australijos. Ir labai smagu sakyti, nes mes kažkada jau sakėm podcast'e, kad yra gandų, kad Electric Fields važiuos į Euroviziją, tai šitie gandai pasitvirtino. Ir būtent Electric Fields važiuoja į konkursą ir labai juokinga yra, nes Australija tokio dydžio šalis, bet recyklina tos pačius atlikėjus iš tų kelių atrankų, kurias buvo surengusi Australija Decides. Tai jau ne tik, kad Sheldonas laimėjo atranką, tada Voyager išvažiavo kitais metais, jie tada antrą vietą užėmė, dabar Electric Fields irgi buvo užėmę antrą vietą, tik anksčiau šiek tiek. 2019, jo. Tai ir jie buvo tada mano favoritų, vieni favoritų. Esat turbūt irgi ne kartą iš manęs tai girdėję, bet dabar pasiklausom jų šių metų dainą, kuri vadinasi One Mikali arba One Blood. Aš nemeluosiu, aš fanas šitos dainos, aš šitos grupės fanas visų pirma, 2000 and whatever, kurią galėsim irgi paskui turbūt paleisti, paklausyti ir prisiminti, arba kažkam pirmą kartą išgirsti. Buvo, manau, kad geresnė daina, bet ir šita, kaip jau pati pirmą klausimą, ji man labai patiko. Toks truputėlį 2006 metų Bruno Mars arba Justino Timberlake'o vibas, bet su tokiu tuo australišku, ne australišku, labiau netgi aborigenišku prieskoniu, kuris šitai dainai, man atrodo, kad labai tinka. Ir man truputėlį gal keista, kad Eurovizijos fanam šita daina netai patinka, bet jau jūs gal įsiterpsit ir iš tokių minusų daugiau pašnekėsit. Šiaip labai faina grupė. Manau, kad bus tikrai labai energingas ir geras pasirodymas. Daina man smagi. Turbūt, kad, žiūrint į reakcijas, jie nepretenduoja į pačias aukščiausias vietas, bet tikiuosi, kad į finalą pateks. Ir žiūrėsim, kaip bus. Tautvi, kaip tau ši daina? Žinau, kad tu irgi buvai anksčiau Electric Fields fanas, o dabar jau kažkaip nebe taip. Absoliučiai dievinau 2000 and whatever. – 2019 metais, tai buvo tikrai turbūt man asmeniškai viena geriausių tų metų nacionalinių atrankų daina, kuri dar labai ilgai skambėdavo mano grojaraštyje labai dažnai. Tai
kaip ir išvysti šią grupę Eurovizijoje, tai tikrai labai norėjau. Ir pamatęs, kad, man atrodo, mūsų susirašinėjime pirmą tiesiog paminėjot, kad va čia turbūt jau bus Electric Fields, tai labai apsidžiaugiau. Bet išgirdęs dainą, likau šiek tiek nusivylęs. Iš vienos pusės galbūt yra tas toksai, man atrodo, gan natūralus noras šiek tiek lyginti su tuo, ką turėjai, ir man atrodo, kad jeigu tiesiog palyginam tas dvi dainas, tai ši daina yra žymiai silpnesnė. Man pačioj dainoj galbūt trūksta tiek pačioje instrumentuotėje kažkokių tokių įdomesnių skambesių, kurie, man atrodo, jų praeita daina turėjo daugiau. Tiek galbūt ir labiau įsimintino priedainio, nes man atrodo, yra toksai, lyg ir daina grauvina per žinai, kai prasideda, jį eina, bet tas priedainis toksai, gan nenoriu pavadinti jo lėkštu, bet man atrodo vėl trūksta kažko tokio stipresnio ir jau, nežinau, man atrodo, kalbėjom apie kelias dainas šiemet lygiai taip pat. Iš kitos pusės aš manau, kad šiaip Eurovizijos fanai taip labai stipriai ją nuvertina, nes mačiau labai daug komentarų, kad čia jau garantuotas nepatekimas į finalą. Ir man atrodo, kad visgi, net ir pasižiūrėjus jų 2019 metų atrankos pasirodymą, man atrodo, kad galim tikėtis iš tiesų įdomaus ir energingo pasirodymo. Vokaliai irgi turėtų viskas būti gerai, tai aš manau, kad jeigu Australija vėl gautų, aš nesu tikras, kurioj pusfinalio pusėje pasirodo Australija, bet jeigu jie vėl pasirodytų kažkur lyg pabaigos, tai aš įsivaizduoju, kad jie įsimintų pakankamai, kad patektų į finalą. Bet finale tai aš nematau jų labai aukštai kylant. Man atrodo, aplamai Australija labai sunkiai renka žiūrovų balus Eurovizijoje, kad ir ką siunčia realiai. Tai man atrodo, šiuo atveju jie neturi labai stipraus ir kažkokio to, kas labai stipriai komisijai įstrigtų. Tai aš manau, kad finale kad aš bent jau dabar prognozuočiau, kad į finalą lyg ir turėtų patekti, bet finale tai galbūt to palaikymo galėtų trūkti ir iš žiūrovų, ir iš komisijos šiemet. Jo, pasitikslinau portale eurodaina.lt, kurioje dalyje ir Australija, tai taip, jinai turėtų būti pirmo pusfinalio antroje dalyje. Tai toks gal net aš žiūriu uždarimas, gal net ir visai galėtų būti, arba Suomija kokia galėtų uždaryti, man arba Suomija arba Australija labiausiai skambėtų kaip uždarimas pusfinalio. Vienintelis dalykas, tai žinai, jeigu Australija vėl uždarys, tai prasidės čia, Australija bando prastuminėti, čia jiems uždarinėti vis duoda, bet daina tam tinkama, man atrodo. Tai. Iš kitos pusės Suomija irgi pernai uždarinėjo pusfinalį. Tai abudu mūsų variantai tokie yra. Dar aš buvau, atsimenu, pagalvojęs, kad Islandija visai tiktų uždarimui, nes pirmi dainos žodžiai, man atrodo, yra Look how far we've come ar kažkas tokio. Gerai, Austėja, kaip tu vertini Australijos pasirinkimą ir šansus patekti į finalą ir ten kažką tai nuveikti? Tai aš gal tokį kažkiek įdomesnį pastebėjimą turiu. Čia, kaip sako, negalima lyginti, bet palyginsiu dėl būtent jų praeito dalyvavimo atrankoje, dėl jų 2000 and whatever, tai iš tikrųjų man irgi patiko ta daina, gal nebuvau tiek stipriai fanė, bet mano toj atrankoje, pamenu, buvo antroji vietoj, o pirmoji buvo būtent Zero Gravity, kuri ir laimėjo. Tai bet kuriuo atveju, tai iš karto toks natūralus yra lyginimas, kad ta praeita jų daina, tai buvo, aš netgi sakyčiau, iš kelių dalių sulipdyta, ten ir tas toks ir melodingumas, ir tas šokių muzika, ir ten ta būtent aborigenų ta kalba, ir ten tiesiog labai daug visko, o šiumetinį dainoj tai netiek daug, sakyčiau, visko, gal instrumentalos toks lyg ir labiau, daugiau jo, kaip ir ten daugiau tų tokių kažkokių įdomesnių garsų, o būtent 2000 whatever ten labiau ėjo ant beato ir ant tokio gal
nu jo, ten sakyčiau, labiau tokio beatų ir tokio gal ir šokių muzikos elemento, čia viskas tokių instrumentų kažkokių įdomesnių yra. Tai, bet iš kitos pusės, tai šiųmetinė daina yra tokia, nu kaip, sakyčiau, tokia sklandesnė, mažiau tokių kažkokių slipinimų iš kelių dalių, bet kartu ir tokia labiau popsinė, gal taip sakyčiau. Vėlgi, man patinka tas toks melodingas priedainis, man visada tokie dalykai patinka, bet kartu ir trūksta kažko tokio, kad išsiskirtų ir ypač turbūt trūksta, sakyčiau, tos aborigenų kalbos daugiau, nes ten yra tas pavadinimas, kuris gan dažnai kartojamas ir viskas. Tai čia toks atrodo, pridėjo tokį cinkelį kažkokį, kad va čia kažkas įdomesnė, bet trūksta tiesiog to, tai aš taip kažkaip sakyčiau. Tai iš esmės įdomu, aišku, kaip mes vertintume šitą dainą, jeigu tai nebūtų Electric Fields, jeigu mes šitą grupę, arba jeigu mes šitą grupę tik dabar sužinotume. Bet jo, bet kuriuo atveju, tai tokia, vat, žinant, ką jie daro, man trūksta daugiau to tokio rizikavimo kažkokio, sakyčiau, ir daugiau to tokio originalumo ir kažkokio stiprumo. Tai aš taip sakyčiau. Tai va, bet čia aišku gal tik toks lyginimas. Šiaip gerai klausosi daina ir manau, kad į finalą turėtų patekti. Aš taip dar pasižiūrėjau, kad, aišku, čia apie ten pusfinalį stiprumą kažką tai dar aptarsim, aišku, ten vėliau, bet iš esmės aš nesutikčiau gal, kad tas pirmas toks jau labai ten stipresnis, aš manau, gana lygus šiemet, bet kad ir kaip bebūtų, aš pasižiūrėjau, kad, į finalą pateks, nes daugiau nelabai yra kam, ta prasme, atsirastų tarp tų 10 vietos. Tai va, bet šiaip aš abejoju, ar kažką tam finale labai pasiektų, nes tai nėra nei komisijos tokia labai palaikoma daina, nei žiūrovo, aš manyčiau. Tiesiog aš nelabai įsivaizduoju, kad labai ten jau masiškai balsuotų už tokią dainą. Taip. Nebent vokaliai labai būtų kaip nors labai jau ten stipriai ir tada gal komisija už tai kažkiek pridėtų. Bet jo, labai geri jūsų keli pastebėjimai, kuriuos noriu sureaguoti. Dėl pusfinalių stiprumo, aš atsimenu, mes kalbėjom, kad pirmas pusfinalis, ir šiaip ne tik mes, šiaip internete tokia nuomonė priimta, kad pirmas pusfinalis, tai čia wow, visiškas bloodbath, aš vakar atsidariau. Ir aš suskaičiavau kokias 5-6 šalis, kurios ten tikrai turi patekti finalą, o visa kita tai visai atvira ir turbūt net nebus didelės tragedijos, jeigu ar pateks ar nepateks. Tai vat toks kažkaip galų gale susilpnėjo šiek tiek tas pusfinalis. Antras irgi panašiai, ten 5-6 irgi. Jo, tai labai lygus pusfinalį, kol kas bent jau atrodo, matysime aišku, kaip su pasirodymais bus, dar neaišku, kaip su Islandija bus, kuri iki šiol nėra patvirtinusi, kad tikrai dalyvaus Eurovizijoje. Izraelis išleidžia savo dainą šį vakarą, matysim, kokią dramą tai įplieks. Gal ta pati Islandija laukia to Izraelio paskelbimo tam, kad save patvirtintų. Na, žodžiu, labai įdomu. O dar keli dalykai. Tai ta kalba aborigenų vadinasi Yankunit-Yatjara dialektas, australų aborigenų kalbos, ir jinai yra labai panaši į kitą, gerokai plačiau naudojama kalbą Pitjant-Yatjara. Šiaip šita kalba, kiek rašo Wikipedia, kalba native speakers, tai žmonių, kurių tai yra gimtoji kalba, yra 600 tik tai visam pasaulyje. Tai tikrai labai toks įdomus. Ir dar galvoju, Tautvis kažką sakė, ką norėjau sureaguoti dėl priedainio. Kai klausiau pirmą kartą šitą dainą, tiesiog kai buvo tas prieš priedainis, prikorus, aš nežinau vis dar kokį geresnį žodį lietuvišką rasti, toje vietoje aš parašiau jau čiatą, oh my god, dieve, kaip gerai. Ir tada priedainis hitino ir buvo, ne taip gerai. Tai jo, labai sutinku irgi su to, kad priedainis šiek tiek yra underwhelming, bet gal kažkaip išspręs su pasirodymu tą dalį. Gerai, tiek su Australija, judam mes prie kitos dainos, kuri buvo išrinkta šią savaitę, tiksliau neišrinkta, o pristatyta. Ir Graikija kelis pastaruosius metus buvo nusisekus, net ne kelis pastaruosius, jau nemažai metų buvo nusisukusi nuo to, ką darydavo gerokai anksčiau, ir dabar man atrodo, kad Graikija visai grįžta į tuos savo 2004-2013 metų laikus, kai siųsdavo dainas su etno motyvais, nes šį kartą jų atstovė Marina Sati dainuos dainą Zari. μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και εσένα να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει.
Man labai patinka. Man labai patinka šita daina. Iš pirmo klausimo nebuvo toks didelis ir geras įspūdis, bet norėjus įsijungti antrą kartą ir trečią kartą jau paklausius, aš jau visas buvau taip noris judėti, šokti, pečius kilnoti ir, žodžiu, man labai patiko, bet pradėkim galbūt nuo Austėjo šį kartą, kuri plačiau pasisakys apie Graikiją. Papasako, kaip tau šita daina? Gerai, tai dėl Graikijos, tai aš prisimenu, kad pirmą kartą ten tą dieną, kai ta daina turėjo išeiti, prieš tai girdėjau tam tikrą prastos kokybės ištrauką tos dainos ir kažkaip iš karto taip galvoju, gerai, aišku, reikia pilnos palaukti, ten pilnai ir su gera kokybė ir visa kita, bet iš karto man kažkaip net ir ta prasta kokybė pridėjo to tokio šarmo šitai dainai, kad ta prasme, kad šita daina yra tokia labai graikiška, tokia tai, ką aš ten, pavyzdžiui, sakiau apie kokį 2022 Kiprą, kad kaip kažkas, kas skambėtų kokiose Graikijos kavinėse ar ten radijoje ar kažkur. Tai kažkaip ir man tas toks net ta prasta kokybė, tas toks, nežinau, pridėjo to tokio senoviškumo ir kažkaip net ir dėl to taip įdomiai susiklausė. Tai čia vienas toks pastebėjimas. O šiaip tai, nežinau, man gal tas pats pirmas paklausimas ir buvo kaip ir geriausias įspūdis iš tų visų, nes, iš esmės taip, čia jau kas yra pliusai, tai jau yra, kad būtent tas, kad tai tikrai yra labai graikiška daina, tai tikrai yra labai irgi džiaugiuosi, kad jie grįžo į tą savo ankstesnę erą, kad ir kokios nuostabios dainos, ten buvo, pavyzdžiui, Die Together ir ten Better Love irgi labai patiko, pavyzdžiui, bet jo, visai smagu, kad grįžta prie tų savo graikiškų motyvų, plus labai smagu, kad, pavyzdžiui, tas pragrojimas, jis tikrai yra stipriai graikiškas, ne taip, kaip kartais būna, kad ten toks atrodo graikiškas ar ten kažkokios, nežinau, kitos šalies, kažkokie tautiniai motyvai, bet jie tokie labai, kaip būna kartais nupopsinti. Tai labai gerai, kad čia nėra tas atvejis. Tai taip, tikrai yra daug dalykų, dėl ko pagirt galiu, bet iš kitos pusės tai man kažkaip, kas man iš tikrųjų labai patiko, tai tos tokios lyrinės vietos, kur taip ten pradžia, pavyzdžiui, ir paskui ten atrodo antram posme, kur ten taip aukščiau dainuoja, kur tu taip lėčiau viskas einant, čia aišku, čia nenustebinsi nieko, kad man tos vietos labiausiai patiko. Tai va, bet šiaip ten tas priedainis, kur nedainuojama ir yra tas tai kažkaip, nežinau, aišku, jeigu ten kažkokį šokį padarys ir ten pasirodymas, turbūt yra potencialo pasirodymą, tai jo, bet iš esmės tai, man nepatinka tie tokie, kur priedainiai be dainavimo, kur tiesiog yra pragrojimas, va tiesiog tai nėra kažkas tokio mano skonio. Ir sakau, turi tų gerų vietų, sveikinu Graikiją, kad eina su kažkuo graikišku. Kitas pastebėjimas, anglų kalbos nereikia ten. Tai va, tai tiek. Man atrodo, tiek ta anglų kalba, tiek ir daug visų kitų dalykų yra sukurta grinai pasirodymai. Aš įsivaizduoju ir kokią nors didelį LED užrašą, ten I'm gonna do it my way, ten įsivaizduoju visą areną rėkiančią, I'm gonna do it my way, ten ir panašiai. Ir šiaip visa daina, man atrodo, yra sukurta stipriam pasirodymui. Tau vis sutiksi su to. Tu beje sakei, kad tau per daug balagano buvo šitoj dainoje, kai pirmą kartą klausėjai. Balaganas, tikrai. Aš manau, kad potencialo pasirodymų yra ir galbūt tuomet ir pati daina man logiškesnė atrodys. Nežinau, ką aš pagirčiau, tai va Austėja pagyrė, kad buvo etniniai motyvai, o aš pagirsiu, kad tas vaizdo klipas man visai susižiūrėjo. Mačiau, graikai labai jį kritikuoja, nes parodo ten tokią ne pačią pozityviausią galbūt Graikijos pusę. Bet man visai patiko, nes jis ir atrodo lyg sukurtas ten prieš kokių 20 metų. Jo, o kalbant apie pačią dainą, tai nežinau, man labai daug triukšmo, tie motyvai gal net prarėkia ir vokalus, nežinau, tas visas toksai garso ir suderinimas man, tiesiog labai daug visko, kaip vėlgi jau ne vienoj dainoj šiemet. Bet va, tas graikiškas balaganas, nežinau, aš labai confused buvau, kai šią dainą išgirdau, bet ne iš tokios gerosios pusės, sakyčiau. Šiaip nesutikčiau, kad Graikija visiškai ten 10-metį nieko etniško nesiuntė, turėjom ir Argo su Utopian Land, turėjom ir pamiršau vieną iš savo favoričių. Jana Terzi. Taip, Jana Terzi, su Oniromu. Lyg ir buvo tuomet grįžimas į tas tokias
etniškas labiau dainas, bet, na, galbūt tie pasirodymai nebuvo tokie, kokie jie galėjo būti. Tai, nežinau, visgi tai yra kažkas kitokio, tai yra tikrai geriau negu siūsti tai, ką jie siuntė pernai. Tai tikrai geriau nei tai, ką jie siuntė kelis kartus su tiesiog visiškai tipiniam pop dainuškom, tokiom, kurios, na, absoliučiai nesukelia jokių jausmų ir įspūdžių. Tai ši daina, manau, vėlgi atkreips dėmesį į save. Nesu tikras, ar tikrai atkreips teigiamą dėmesį, ar visgi žmonės pasižiūrės, pagalvos, kas čia buvo ir tiek. Tai jo, bet aš manau, kad galbūt tai irgi galėtų būti ta viena daina, kur jeigu tu jos klausaisi kelis kartus, ją suki, man atrodo, galbūt po truputį tu ją pradedi ir prisijaukinti. Bet visgi Eurovizijai reikia to tokio greito įspūdžio. Tai va dėl to nesu tikras. Vat man pirminė reakcija buvo lygiai tokia pati kaip tavo, Tautvi. Aš paklausiau ir toks buvo pala, kiek čia jūs žinot mane kaip tą žmogų, kuris mėgsta visokius keistus dalykus, bet man buvo toks tipo pala, čia visko per daug, bet man iškart labai didelis noras buvo antrą kartą įsijungti šitą dainą ir jau antrą kartą įsijungus jau buvo ta. Beje, pasižiūrėjau, dabar užmečiau akį į tą Graikijos Slay erą, apie kurią buvau užsiminęs nuo 2004 iki 2013 metų, tada, kai jie siuntė, na, iš esmės kiekvienais beveik metais, išskyrus galvoju, gal Saki Rouva 2009 ir 2006 gal Anavizi, irgi nelabai pavadinsi, labai graikiška, bet jie tada per 10 metų 9 kartus pateko į top 10. 9 kartus iš 10 pateko į top 10. Aišku, tada dar neturėjom komisijų Eurovizijoje, labai įdomu, kaip komisijos sureaguos į tokią vat dainą, į tokį balaganą, bet man labai patiko. Pagalvokit jūs dabar greitai, aš pasakysiu savo, paskui kokia iš tos Graikijos vat eros, kokia jūsų daina būtų pati mėgstamiausia, nes aš tai labai tarp dviejų variantų plėšausi ir tai būtų Georgios Alkajo and Friends daina. Opa! Όλα τα παλιά όλα θα τα αλλάξω και θα το φωνάξω περασμένα, ξεχασμένα κι όλα την αρχή ξανά. Bet galbūt man net labiau šiek tiek patinka Koza Monstra su Agathon Iakovidis su Alcohol is Free. Αλκοτές και τροχονόμος δεν είναι για μας ο δρόμος Κάτι φορά μες στη θάλασσα αρχινά Kas jūsų būtų pasirinkimas iš tų tokių graikiškų dainų? Mano tai turbūt būtų, aš taip galvojau, kažkodėl pamiršau savo favoritę, kurią paminėsiu, bet po to prisiminiau ir tai būtų 2008 Kalamiros Secret Combination. My secret combination, it's a mystery for you. Use your imagination, I'm not easy, but I'm true. My secret combination, boy, you have to try it hard. To win a destination in the center of my heart. To win a destination in the center of my heart. Turbūt netikėtas gan, bet man labai patinka, kaip šitas instrumentalas tos dainos yra visiškas highlightas. Iš tos graikiškos sėkmės eros, tai šiaip mano mėgstamiausia daina tai yra viena iš tų negraikiškų, tai aš tikrai Anavizi išskirčiau. Baby, I'm still in love, still in love, still in love with everything I hate, everything you do, everything I feel, everything on you. Nes jį man šiaip tiesiog tų metų favoritė. Bet iš tų tokių graikiškų, tai galbūt aš pasirinkčiau net 2011 ir Watch My Dance, Luko Georgo ir Stereo Mike. Έχει ψυχή μου τη φωτιά, τους φόβους όλους και η μονάδη
jo, vat, tokia Graikija gera buvo, kad mes visi išskiriam skirtingas dainas ir net nei vienas neišskiriam dainos, kuri laimėjo Euroviziją. Tai tikrai daug ką pasako, man atrodo. Tai sakau, sveika sugrįžus Graikiją. Manau, kad, sakau, skonio reikalas čia patinka, nepatinka, bet geriau taip, negu taip kaip pernai. Arba kaip su kokia Stefanija ir panašiai. Beje, vakar, nežinau kodėl, nusprendžiau save pakankinti ir pirmą kartą nuo pernai metų gegužės įsijungiau Viktoro Vernykos tą pasirodymą What They Say ir prisiminiau, kodėl. Aš jo neklausiau daugiau ne kartą po pusfinalio. Dieve mano, ten kai kuriuose vietose, kur buvo priartintas kameros, matėsi, kaip drebo jo rankos tiesiog ir o dieve, tai buvo taip blogai. Ir paskui skaičiau dar komentarus graikų pačių po to pasirodymu, tai supratau, kad jo tėtis yra kažkoks labai labai įtakingas verslininkas, turi labai daug laivų ir panašiai, tai žmonės įtarė, kad buvo tiesiog išpildyta vaiko svajonė. Pasakykime taip. Tai gerai, šaunuolė Graikija, labai labai smagi daina, bent jau man, ir žiūrėsim kaip seksis, tikiuosi, kad seksis gerai ir tas rezultatas atpirks visą tą, kas buvo pernai. O dabar judam prie šeštadienio ir prie tų dviejų pačių paskutinių šių metų atrankų sezono finalų. Ir pradėkime mes nuo Švedijos, kur jau irgi užsiminėm apie įspūdingą Melody Festivalin vakarą, kur galbūt net netikėtai kažkiek, kadangi mes nemažai kritikavom Melody Festivalin savo podcast'e pastaraisiais mėnesiais, bet finalas vis tiek galų galiais buvo tikrai labai solidus. Aišku, su daug popso, bet tas popsas buvo visai neblogas ir iš to popso laimėjo popsas, kurį atlieka Markus N. Martinus ir tai yra daina Unforgettable. Labai netikėtas rezultatas Švedijoje. Niekas tikrai negalėjo tikėtis, kad taip įvyks. Aš priminsiu beje, kad sakiau podcast'e, čia pasikelsiu savo odegą, aišku, sakiau, kad skirtumas bus didesnis tarp jų ir antros vietos, negu pernai buvo tarp Lorin ir tų pačių Markus ir Martinus. Ir tas skirtumas yra gerokai didesnis, net 70 taškų, kai pernai buvo kiek 40 liktai, kažkas į tą pusę. Bent jau komisijos mačiau, kad skirtumas buvo dvigubai didesnis šiemet, žiūrovų jie gavo būdų tiek pat. Tai ir turėjo likti apie 20-30 taškų kažkur tai. Tarp 20-30 taškų šiemet skirtumas didesnis negu pernai, ten noriu pasakyti. Ir mane labai stebino reakcijos internete į šitą dainą. Aš niekaip nesuprantu, kiek daug kritikos gauna Markus ir Martinus ir šita daina. Nes, kažkaip mums buvo įprasta matyti, kad jeigu švedai kažką tokio serviruoja, tai Eurovizijos fanai tą ir suvalgo maloniai. Bet šį kartą panašu, kad kažkokia truputėlį yra atmetimo reakcija, o man labai atvirkščiai. Man kaip tik šita daina iš tų tokių švediško popso variantų, jeigu lygintume ten su kokiais 18 Ingrosos, su kuo daugiausiai lygina šitą dainą ir šitą pasirodymą, 17, jeigu lygintume Švediją arba ten Tūsę, dar kažko, tai man čia yra 5 galvom geriau už visą tai. Pradedant daina, baigiant atlikėjais, tikrai svarbus, man atrodo, netgi momentas yra tas, kad jie yra dviniai ir kai jie ten tarpusavį šoka, mainosi galvom, bet tas galva ta pati atrodo, kad taip truputį ir komiškai, bet ir labai įdomiai. Daina ne tik kad popsas, bet toks tamsus elektro popsas. Tai aš galiu tik tokį, what's not to like? Ir man tai po to, kai jie laimėjo ir dar taip užtikrintai laimėjo, tai man pirma mintis buvo, kad švedai paėmė arba mūsų, arba kažkieno dar vietą tam top 5. Nes aš tikrai labai matau komisiją šitą dainą smarkiai iškeliančią
aš bandžiau galvoti, kas gali būti aukščiau šitos dainos komisijos bent balsavime, tai sugalvojau nebent Belgiją, daugiau Ukraina gal Ukraina. Bet tai aš kol kas tikrai matau šitą dainą top 3 komisijos, žiūrovai kaip įvertins. Čia pažiūrėsim, ar nebus With 21 Points Sweden, ką jau daug kas dalinasi šiandien ryte. Bet aš manau, kad irgi atsiras kam patiks, nes tai labai kokybiška ir labai gera pop daina. Bet aš matau, jūs irgi jau pakraupę nuo mano liaupsio esat. tai Tautvi, gal tu šį kartą. Kaip tavęs nestebina? Fanų reakcija? Būtent. Galbūt šiek tiek, bet man atrodo, čia tiesiog, nepavadinčiau to išsidirbinėjimu, bet galbūt šiek tiek yra to. Man atrodo, tai yra visiškai, ko mes ir turėtume tikėtis iš Švedijos, bet tai nėra ta tokia blogąja prasme. Nežinau, pavyzdys būtų, mes žinom, ko tikimės iš San Marino. Ir San Marinas ten išsirenka kažką, ir mes tokia, ko čia daugiau ir tikėtis. Švedija, manau, visai kitame lygyje yra ir kalbant ir apie jų Eurovizijos rezultatus, visiems iš panašių dainų labai labai pasisekė. Tas, sakykime, žiūrovų palaikymas labai sviravo ir asmeniškai man yra labai labai keista, kai, pavyzdžiui, Robin Bengtsson gavo žymiai daugiau žiūrovų balų negu Benjamin Ingrosso. Man atrodo, Benji tiesiog buvo labai nuvertintas. Aišku, buvo labai tas smagus momentas su Švedijos 21 tašku, kai ten komisijos viršūnėje pačioj beveik. Tai auč. Bet palyginus su kokiu Tusenu, tai man jie tikrai yra daug geresni. Iš kitos pusės, man atrodo, pastaruosius 2 metus Švedija buvo mano asmeninėme trejetuke, realiai tarp favoritų ir galbūt aš irgi šiek tiek pripratau prie to, kad Švedija siunčia galbūt ne visiškai tą, ką aš, galbūt ne tai, ką aš tikėčiausi, bet šiek tiek kitokio. Tai net nežinau, ką jiems būtų reikėję išrinkti šiemet, kad sakyčiau, kad jie seka tęsia tą tokią seką. Nežinau, gal labai sudėtingai paaiškinau. Tai man atrodo tiesiog, vien žiūrint į tą finalą, tiesiog buvo jis visiškai pilnas tokių panašių pop dainų ir dėmesys tuomet ėjo į pasirodymą. Galbūt man šiek tiek ir dėl to gaila, kad dėmesys Švedijoje yra skiriamas būtent pasirodymui, o ne pačiam kūriniui. Man atrodo, vėlgi, Justas tuoj atšaus kažką atgal, bet, pavyzdžiui, Medinos išaukštinimas, tai man tai atrodo absoliučiai iš kosmoso. Tiesiog 2 vyrukai stripinėja scenoje, tu galėtum joms net neįjungti mikrofonų, man atrodo, absoliučiai niekas nepasikeistų tame pasirodyme. Ir jie yra ne tik, kad žiūrovų iškeliami viršų, bet dar ir komisija. Airijos komisija jiems duoda 12 balų. Aš nežinau, gal labai geras vakarėlis ten buvo Airijoje, bet, tiesiog man atrodo kosmosas. Dabar aš pasakysiu kažką kontroversiško, turint omeny tai, ką aš kalbėjau turbūt kelias pastarąsias savaitės, bet man atrodo, turbūt todėl Dotter taip ir nublanko, nes tiesiog, nebuvo į ką ten atkreipti dėmesį pasirodyme. Aš nemanau, kad jos daina finale buvo prasčiausia ir aš nemanau, kad ji turėjo paskutinę vietą užimti, turėjo 9 vietą užimti, kaip ir prognozavau. Bet man atrodo yra tiesiog logiška, kad pasižiūri visus tos pasirodymus ir jame tiesiog nebuvo nieko išskirtinio ir tai tiesiog seka tai, kas Švedijoje ir yra dabar populiaru ir kas jiems patinka. Tai vėlgi, netgi, sakykime, Kasiopėja, man atrodo, kad daina yra visai smagi, bet pasirodymas irgi visai įdomus, susižiūrėjo gražiai, dėl to jai ir pasisekė. Tai nežinau, man atrodo, kad tiesiog šiek tiek gaila, kad tas dėmesys yra skiriamas visiškai pasirodymui, nes, tikrai neneigsiu tai, ką pademonstravo Markus ir Martinus, tai vizualinė prasme tai yra vienas geriausių pasirodymų, turbūt
pats įdomiausias pasirodymas, kurį teko šiemet matyti nacionalinėse atrankose, galbūt išskyrus Konstraktą, aišku. Bet tiesiog, kai jie pasirodo be viso to vizualo, tai man tokia visiškai vidutinė daina, kuri taip yra vis tiek labai kokybiška tame pop žanre, bet tai nėra tai, kas, sakykime, mano asmeninėme tope būtų labai labai aukštai ar aš labai gerai vertinčiau. Tai va toksai turbūt Melody Festivalio apibendrinimas iš manęs, daug popso, dėmesys pasirodymams ir, galiausiai net jau ir vakar aš galvojau, taip, jau čia turbūt didelių klaustukų nekils, kas laimės, bet vis tiek šiek tiek nustebino tas toksai didelis skirtumas. Bet galiausiai ir pačios komisijos balsai tiesiog skriejo labai visiems po biškį ir po truputį, atsiprašau, ir be Markus ir Martinus visi kiti ten labai panašiai tų taškų surinko ir to skirtumo nebuvo labai didelio. Tai va, o kalbant galiausiai apie Euroviziją, tai aš nesu tikras dėl, sakykime, ar taip labai komisija iškels, nes man atrodo vis galbūt dabar jau visų pirma Švedija laimėjo pernai, man atrodo būnant tų tokių host entry šiek tiek visada veikia prieš tave, bet kad, sakykime, tai yra tikrai visiškai garantuotas 10, tai man atrodo čia nediskutuoti nereikėtų. Ir kelintas 10 iš eilės. Nes vėlgi irgi atsidariau statistikos truputėlį, tai dieve mano, nuo 2011 Švedija yra lygiai 2 kartus užėmusi 14 vietą, visus kitus kartus buvo top 10, įskaitant 3 pergalės, dar 2-3 vietas ir dar 1, 2, 3, 4 top 5. Tai bet čia aišku, nieko naujo aš nepasakysiu, kad Švedija yra šių laikų Airija Eurovizijoje. Ir man labai patiko ta mintis dėl dainos be pasirodymo, kai jie atliko savo nugalėtojo dainą pačioj vakaro pabaigoje ir nebuvo tų visų vizualų, buvo, tiesiog tas ėjimas nuo green roomo link scenos. Tai, buvo truputį juokinga žiūrėti, nes labai nekaip. Ne tai, kad labai nekaip, bet tiesiog perpus tas visas įspūdis sumažėja, kai atimi pasirodymą. Bet, sakau, su pasirodymu, tai man šita daina labai gerai skamba. Ir, gal aš truputėlį ir per drąsiai pasakiau, kad čia komisijos 3-tukas, bet vis tiek spėčiau, kad 5-tukas komisijos tai tikrai. Austėja, tu apie... Pradėk nuo Markus ir Martinus, paskui žinau, kad turi dar sakiau minčių, ką nori išsakyti. Taip, tai iš tikrųjų labai daug turiu visokių minčių apie apskritai turbūt Melody Festivalį šių metų, bet pradėkim nuo to, tai sveikinimai Markus ir Martinus, tikrai tai buvo ir gana akivaizdi pergalė, tai tikrai buvo tikėtas rezultatas, tikrai ta prasme, jie ir talentingi, ir jie daug fanų turi, kaip jau sakiau, praeitą savaitę, ir tikrai tas pasirodymas buvo šiaip, kad ir kaip aš, tarkim, nepalaikiau jų, ten turėjau kitų favoritų vėlgi, bet šiaip vakar, pavyzdžiui, žiūrint, tai pasirodymas buvo stipriausias, toks labiausiai toks techniškai, sakykime, išdirbtas, toks gana sudėtingas, su tom visom sienom, ten LED ekranais, žaidimais su šviesom, ten šokėjais, viso kitu, tai ten labai buvo faktas, kad tai stipriai taip techniškai yra išdirbta, kiek tai patinka ir kiek galbūt vieniem norisi to, kitiem norisi kažko paprastesnio, tai čia kitas klausimas, bet faktas, kad tikrai buvo pasistengta, tikrai buvo gerai padaryta ir toks turbūt sudėtingiausias pasirodymas ir buvo vakar. Tai va, iš tos pusės tikrai išsiskyrė, plus, jie ir gerai dainuoja, vis tiek ir charizmos turi, tai kaip ir, viskas su tuo yra gerai, tikrai nėra nepelnyta, pavyzdžiui, pergalė, galų gale tas skirtumas irgi parodo, kad labai daugam jie patiko. Pati daina, tai, kaip, čia galima prieiti prie to, ką jau pasakėt, kad, aš net nelabai pritariu, kad, dėl to heitinimo, pavyzdžiui, Švedijos, tai, taip, daina yra irgi kokybiška, tokia švediška, tikrai gerai parašyta, bet man, pavyzdžiui, tokia labai neįsimintina yra. Ir kitas dalykas, tai man iš karto kyla tokia mintis, kad tai yra švedų grįžimas į 2017-2018 metus, kai irgi labai,
fanam nebuvo, kad labai patiktų tos dainos. Net ir 2016 tai irgi ta daina toks jausmas, ten buvo hitas ir visur, ir ten patiko toks jausmas visiems išskyrus fanams. O paskui ten tos kaip sakiau, 2 kitus metus, tai fanų tai tikrai nebuvo kažkokie favoritai ir tikrai buvo to heito nemažai irgi. Kitas, aišku, dalykas, tai aš manau, kad yra tas toks, su Švedija yra taip, kad arba siunčia kažką, ką fanai palaiko, pavyzdžiui, kaip Kornelija, ir tada atsiranda sakančių, vat jūs čia palaikot, nes Švedija. Nors prieš keletą metų buvo dainos, kurios toks jausmas kaip tik būtų labiau palaikomas, jeigu jos būtų ne iš Švedijos, man taip atrodo. Išsiųstų koks Samarinas Densijof, tai man atrodo, tas vertinimas fanų būtų kitoks. Aišku, ten kitas klausimas, koks tas pasirodymas būtų. Tai va, tai čia toks šališkumas į vieną ar kitą pusę Švedijos atžvilgių, man atrodo, yra, bet šiaip kalbant apie jų šiųmetinį pasirinkimą, tai aš sakau, viskas kokybiška, viskas taip objektyviai gerai, tik man ta daina yra tokia, tiesiog neįsimintina, tokia labai toks sterilus, nušlifuotas popsas ir net ir jeigu, pavyzdžiui, aišku, čia grinai yra skonio reikalas, bet net jeigu renkantis iš tų tokių, grinai tokio tipinio popso dainų, ko turėjom daug vakar, tai aš, pavyzdžiui, geriau jau norėjau tada matyti Liamo su Dragon arba ten, pavyzdžiui, tą pačią Mariją Sur su When I'm Gone, man tos dainos netgi labiau kažkaip. Kitas dalykas, aišku, nieko nenustebinsiu, turiu Daughter paminėti, kuri, gerai, ten nublanko dar kažką, bet man, ir ta prasme, ją pastatė tarp būtent, jeigu neklystu, Markus ir Martynus ir Medinos būtent, kurie ir užėmė aukščiausias vietas. Tai šiaip tas skirstimas toks kažkoks nelogiškas atrodė, bet iš kitos pusės aš galvoju, tai gal turi šansų kaip tokia baladė išsiskirti tarp tokių trankių dainų. Bet matom, kad taip neįvyko. Tai va, bet iš tikrųjų gaila, kad yra tas toks, kad niekam tos baladės nepatinka, tai čia, aišku, čia žmonėms patinka, kas patinka, bet gaila, kad yra taip nuvertinamos baladės ir atrodo, kaip baladė, tai turi labai jau ten užkabinti. Tai va, tai kažkaip, nesmagu ir tikrai labai, labai nefainai buvo, kai iš žiūrovų Daughter gavo tik 8 taškus ir užėmė apskritai paskutinę vietą, tai čia nors suprantu skonio reikalas, bet šiaip objektyviai Daughter tikrai bent jau kokios 3 vietos buvo verta. Tai va, tai tas labai... 9. 9 irgi geriau negu paskutinė, bet to prasme čia buvo toks labai didelis nusikaltimas ir tikiuosi Daughter dar grįš ir kada nors išvažiuosi Euroviziją. Tai va, bet čia manau apie tą meilę Daughter, tai turbūt jau kalbėjau daug ir šita daina irgi visiškai nuostabi, bet dar ką aš norėčiau prisiminti ir pakalbėti apie ką, tai yra jau šiek tiek paminėta Kazio P. So give my heart a break. Vienas dalykas, tai mano vakaro highlightas vakar buvo tai, kad jinai užėmė 4 vietą. Atrodo, taip, tikrai nebuvo kažkokia favoritė daugelio tarp būtent finalo. Niekas per daug apie ją nekalbėjo. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kad užimta ta 4 vieta. Ir šiaip kažkaip aš labai norėčiau, tiesiog apie ją pasisakyti iš tos pusės, kad vienas dalykas yra jos daina šita, kitas dalykas tai jinai yra Eurovizijos nugalėtojo kaip dainos autorė, jinai viena iš dainos Tattoo autorių, jinai parašė ir viena iš parašiusių būtent American Song Contest 2022 nugalėtojos dainą Wonderland. Šiemet jinai prisidėjo ir prie Jacqueline dainos Effortless. Ten matėm dar, kaip jinai ten ir su ją kartu sėdėjo, kai rodė ten recapus, kaip jinai migravo tarp tų delegacijų soliukų, tai tas irgi smagu kažkaip buvo matyti. Tai va, bet kuriuo atveju Kazė yra labai, labai stipri dainų autorė, labai daug pasiekus jau ir labai man kažkaip smagu ją matyti, kad ir pati dainuoja, ir pati ir savo dainas rašo, ta pati I Can't Get Enough prieš 2 metus irgi buvo man labai patikus daina, aš labai įsimylėjau abi šitas dainas vienodai, tiesą sakant, ir kažkaip aš taip dar galvoju, šiaip aš dar kažkaip, jeigu I Can't Get Enough buvo tokia labai linksma, labai pozityvi ir šita jos daina yra tokia nuotaikos prasme labai panaši, bet aš dar su jie interviu žiūrėjau ir šiaip kažkaip ir anksčiau tokių minčių turėjau, kad šita šiųmetinė daina daugiau prasmės turi, kad tokia yra
ten dainuoja apie tai, kaip nori pabėgti nuo tų kažkokių atsakomybių, nuo kažkokių lūkesčių, kurie yra keliami jai, tai aš kažkaip iš karto taip, nežinau, aišku, ar čia tiesa, bet aš taip iš karto pagalvoju apie tą jos buvimo vienintelis žmogus, kuris laimėjo ir Euroviziją, ir American Song Contest, ir kad kiek daug tų tokių pasiekimų, ir kad vis tiek tada yra keliami lūkesčiai iš kitų, gal jinai pati iš savęs, ir jinai pati sakė, kad gali atrodyti kaip visada ten besišypsanti, bet iš tikrųjų būna ir tų tokių blogesnių dienų, ir kai kažkaip taip ir nerimą patiria ir visą kitą, ir dabar pasiruošus apie tai kalbėti. Tai kažkaip atrodo, va, tokia daina, atsinešiau tokią dainą ir užėmė ten 4. vietą, va, taip kažkaip, kaip ne tik, kad dainų autorė, aš pati savo dainą irgi parašė, bet ir atlikėja. Tai kažkaip toks, labai man smagu ir iš tos pusės, žinant jos ten, pavyzdžiui, tą kelionę ir visą kitą, ir man irgi labai smagu dėl to, kad, aš labai įsimylėjau abiejos dainas. Tai tai čia norėjau dar tokį pasisakyti. Čia, aišku, nežinau, kiek labai kam įdomu, bet labai tikrai rekomenduoju, jeigu kažkaip, ar kas nežiūrėjot, arba kas neatkreipė dėmesio, tai tiesiog pasiklausyti. Būtent jos Give My Heart a Break ir taip pat ir I Can't Get Enough, kaip jau minėjau. Tai ir labai smagu, kad ta 4. vieta ir kažkuo galiu pasidžiaugti iš vakarykščių rezultatų vis tiek. Tai tai turbūt tiek. Ačiū, Austėja. Tavo hypas visada tokiam atlikėjam, kurie, nebūna ten tarp favoritų, tai toks labai labai žavus yra dalykas ir taip, įdomu pasiklausyti iš tikrųjų, nes daug randi tokių kampų, kur kartais net nepagalvotum, aš, pavyzdžiui, net nežinau, kad jinai yra tos American Song Contest nugalėtoja kaip autorė, tai, tikrai labai įdomu. Bet čia Medina, tai sudirbot jūs, viskas ten gerai buvo, matėt, kaip stovėjo visa arena per tą pasirodymą, kaip per Silvestrą praktiškai iš Vyturio areną. Jo, aš tai visiškai patenkintas esu rezultatais, man kažkaip nieks nekrenta iš konteksto šitose rezultatuose. Aišku, ten po vieną kitą vietą pastumdymą kažkokį gal ir padaryčiau, man ten tikrai Liza Jaks, pavyzdžiui, tikrai paskutinė turėtų būti, man atrodo, bet, kiek ten 3 taškų pritrūko iki tos paskutinės vietos. Jacqueline gal šiek tiek per žemai, bet šiaip tai, iš esmės, Danijai per aukštai gal truputėlį, bet, tai nėra... Jay Smith turėjo paskutinis likti. Ai, nežinau, man tai įdomesnė pusė ta daina vis tiek buvo, šiek tiek iš konteksto išsiskyrė bent jau kažkuo. Tai va, tai tiek su Švedija, manau, kad judam toj pat ir prie Portugalijos ir čia dar tik tai prieš tai pasakysiu jums tokį priminimą, kad nepamirškit, jeigu klausot šito subscribe, jeigu klausot šito podcast'o, pasubscribint mūsų YouTube kanalo, jeigu per YouTube klausot, palaikinkit Facebook'e, palaikinkit Instagram'e postą, parašykit kokį komentarą, kas jums patinka ar nepatinka, ko dar norit. Mes greitų metų planuojam jau ir prie video podcast'ų pereiti, ką ne vienas rašėt jau komentaruose, tai tikimės, kad greitų metų tai pavyks padaryti. Ir žodžiu, labai ačiū, kad klausot, o mes judam prie Portugalijos. Ir Portugalai paskutiniai vakar uždarė savo atranką, 2 pusfinaliai finalas Festival da Canção ir laimėjo jį, irgi favoritė, tai vakar kažkokių netikėtumų didelių nebuvo ir į Euroviziją važiuoja į Olandą su daina Grito. Ką galima pasakyti apie Portugaliją? Labai džiaugiuosi šitą šalim. Man labai patinka, kad jinai neatsisako savo veido, nesiunčia švediškų kažkokių tai dainų, siunčia tai, kas yra Portugalija. Paklausai tokią dainą ir net jeigu nežinočiau, kad Portugalija, tai turbūt ir būtų spėjimas, kad būtent iš to šalies yra šita daina. Prisipažinsiu, šiek tiek nerimauju dėl jos gal Eurovizijoje. Aš pamenu, mes pernai apie Ai Coração kalbėjom ir dar šiek tiek buvo tokių dvejonių, kaip čia Europa priims tokią dainą, kuri kokybiška, verta dėmesio, įdomi, išskirtinė, bet ar nebus per keista, tai pernai tas pasiteisino, o šiemet man atrodo, kad Eurovizijoje gali būti sunku šiek tiek. Nors pati daina man iš pirmo klausimo gal ir nelabai patiko, bet toks stiprus groveris yra, kur paklausai kelis kartus ir jau tada pripranti prie to keistumo dainos,
ir jau tada jinai gerai kabina. Tai šiaip, apskritai sakau, bet kuriuo atveju džiaugiuosi, kad tokios dainos yra Eurovizijoje etniškos, man tai pagrindinis dalykas, ko aš ieškau šitam konkurse ir man šitą dainą kuo toliau, tuo labiau pradeda patikti, bet vat pusfinalyje, kuriame balsuos tik žiūrovai, gali būti nelengva Portugalijai, bet žiūrėsim. Tamsia komisija tai tikrai patrauktų šitą dainą ir manau, kad jeigu pateks į finalą, tai komisija gali irgi kažkur tai į 10 pakelti savo bent jau. Bet ar ten pateks, tai matysim. Tautvydai, kaip tu galvoji? Aš tai visiškai pritariu tau. Aš tai, žinai, finale matyčiau tokį vos ne Alikos scenarijų, kad labai gerai galėtų būti su komisija ir turbūt nedaug taškų visgi žiūrovų tam finale, bet grįžtant prie Portugalijos finalo, tai stebėjau jį tiek, kiek pavyko, prieš tiesiog užmiegant per jų ten visus intervalaktus, kurių buvo labai daug. Tai tos dainos visos, jos tokios labai melodingos, labai galbūt savaime jos nėra labai stiprios ar kažkuo išskirtinės, bet labai smagu matyti, nes daugiau dėmesio gali skirti galbūt įdomesniai būtent tą instrumentuotėjai, vis kažkoksai įdomesnis skambesys, skirtingi muzikiniai instrumentai gali būti girdimi. Na, tikrai labai smagu, bet man atrodo buvo 2 gan ryškus favoritai ir, na, vienas iš jų ir laimėjo. Tai tikrai džiaugiuosi jų pasirinkimu. Iš tos pusės, kad manau, kad tai yra stipri daina, kai tik jie išleido Festival de Canção dainas, tai buvo viena iš 3 dainų, kurias aš iš karto įsitraukiau į savo grojaraštį. Klausiau jau šios dainos, na, man atrodo, jie gan anksti išleido, gal net kokio sausio mėnesį, tai porą mėnesių jau ši daina sukasi mano grojaraštyje. Taip, struktūra tokia yra įdomi, bet daina, man atrodo, kodėl aš visgi ją prie tokių stipresnių laikyčiau, nes ji turi tą tokią gerą, stiprią kulminaciją, turi tą išsprogimą, turi aukštą natą, kurią, man atrodo, na, tikrai turėtų atkreipti dėmesį. Nesu visiškai tikras dėl pasirodymo koncepto, ar jį tokį pat reikėtų laikyti, ar kažką galbūt keisti. Nežinau, man tas pats pasirodymas nepridėjo kažkokios vertės, jeigu galima taip būtų pasakyti. Daina man patiko, bet pamatęs pasirodymą, aš nemaniau, kad čia wow, dar labiau. Tai galbūt dėl to. Šiaip mano favoritas buvo paskutinis finale pasirodęs João Borš. Jis, tarp kitko, ir buvo žiūrovų favoritas, bet komisija jį labai silpnai įvertino ir galiausiai visgi nelaimėjo. Bet kalbant dabar jau apie Euroviziją, tai tikrai galiu tik pritarti Justo mintims, kad tai bus viena iš tų dainų, kur aš manau nerimausiu dėl jos likimo. Norėčiau, tikrai, manau, mano lentelėje 10 tiek to pusfinalio, galbūt net ir bendram 10 jai vietos atrasčiau. Bet tas faktas, kad jai reikės į finalą patekti be jokios komisijos pagalbos, tai šiek tiek neramina ir netgi jeigu pernai, man atrodo, ta daina, ji visgi buvo labiau tokia draugiškesnė žiūrovams ir būtent tas toks ugningas, energingas pasirodymas, man atrodo, tikrai labai padėjo. Tai kaip ta portugališka baladė, kuri nėra netgi, sakykime, visiškai tokia standartinė, kaip ji išsitransliuos ir kaip ją įvertins. Bet džiaugiuosi, kad Portugalija toliau daro, ką jie daro sėkmingai. Jie jau 3 kartus iš eilės pateko į finalą. Manau, kad jie tikrai verti ir finalo šiemet. Tiksliau net 4 kartus iš eilės, o gal 3. Ne. 3, taip, 3. Pernai pateko, tada Saudadė buvo ir Black Mamba. Jo, prieš tai Telemovė nepateko. Ir Elisa turbūt būtų nepatekus dėja. Manau, kad taip. Bet buvo atšauktas konkursas. Gerai, Austėja, tu labai laukiai baladžių. Gavai.
Ir ką? Taip, gavau baladę. Tai va tikrai smagu, kad bent jau kažkiek tų baladžių turėsim, kad bent jau Portugalija nenuvylė iš tos pusės. Tikrai smagu, kad, vis tiek, čia sakau, čia bent jau dėl įvairumo. Tikiuosi, labai norėčiau tikėti, kad net ir žiūrovai kažkiek to norės, vis tiek, kai nuolat vyksta tūsas, tai norisi kažkiek ir atsikvėpti ir kažko ramesnio pasiklausyti. Iš kitos pusės tai taip, aišku, tai nėra tokia tradicinė baladė, kas, aišku, daugam, čia vėlgi, ar tai įdomiau, ar kažkas pasiilgęs kaip aš tokių tradicinių baladžių, tai va, tai čia, taip, bet iš esmės tai vertinu tikrai gerai, tai buvo viena iš mano favoričių atrankoj, nebuvo pati didžiausia mano favoritė, iš tikrųjų tai mano top 2 iškrito pusfinalyje, bet jo, tai ten aišku, ten galima ten diskutuoti, kad tie pasirodymai gal nebuvo patys geriausi, iš finalo mano favoritė tai buvo kaip aš vadinu, konspiracijos teorijos, tai daina pavadinimu teorijos de konspirasavo, ar kaip čia ištart, nežinau, ir atlikėja Nena. Tai vėlgi, aš nemanau, kad tai buvo geriausias pasirodymas, bet pati daina tiesiog užkabino savo tokiu melodingumu ir tiesiog, aš net neturėjau vieno tokio favorito, bet žiūriu ir kepą, visi eina, kartojasi ir būtent tą dainą labiausiai įsiminiau. Tai va, bet Jolanda buvo būtent ta, kurie atėjo su geriausiu pasirodymu, manau, taip labai vizualiai, taip kažkaip gražiai viskas sudėliota, su tam tikra choreografija ir tie kostiumai, ir šokėjai, ir visa kita. Nežinau, ar tai būtinai reikia palikti, ar gal galima kažką dar geriau sugalvoti, bet faktas, kad buvo labai gerai pasiruošta, labai taip viskas gerai sudėliota. Vokalas yra visiškai nepriekaištingas. Tai ne tik, kad puikiai sudainavo, tiesiog, kad puikiai sudainavo, bet dar ir pavyzdžiui, aš netgi žiūrėjau, kadangi irgi vakar iki galo, tai paskui jau po laimėjimo, kai jinai dainavo, tai ant kiek jinai tobulai sudainavo, nepaisant to, kad ten paskui ir ten su dalyviais apsikabino, ten kažką ten buvo tas toks, ten senu, kai visi dalyviai atėjo, tai irgi, aišku, tas toks dainavimas visada būna, nei ten kažkas labai stengiasi, nei ten nesmė tobulai sudainuoti, tada jau, bet vis tiek jinai sugebėjo taip tobulai sudainuoti be jokių ten sudrebėjimų ir kažko, tai ant kiek yra stabilu viskas pas ją. Tai va. O šiaip tai man atrodo, sutikčiau, kad daina yra tokia groweris, kad nėra labai įsimintina, iš tikrųjų toks minusas gal ir būtų tas toks įsimintinumo trūkumas ir gal kažkaip net ir nuobodu pasidaro, ypač pirmus kartus klausant. Tai va, tai tikiuosi, kad tai žiūrovams nesuveiks, nes norėtųsi irgi kažkaip palaikyti ir tokią dainą turėti ir finale. Tikrai norėtųsi dėl tos tokios įvairovės. Tai va, tai labai sveikinu, kad Portugalija turi kažką tokio eilinį kartą šiaip kitokio, išsiskiriančio iš konteksto ir labai džiaugiuosi. Šiaip tai Portugalijos atranka, tai irgi sutikčiau, kad, ką jau pasakėt, kad tai yra labai įdomi tokia atranka, tokia kitokia. Ir kaip jau aš, man atrodo, kiekvienais metais sakau, kad pagalvoju, kad mano skonis yra tiesiog per daug popsinis ir kad aš labiau turėčiau mėgautis šitom dainom, kokios jos tiesiog yra kokybiškos ir kitokios. Tai va. Tai turbūt tiek, tai sveikinimai Portugalijai, su geru pasirinkimu, tikėkime, kad bus įvertinta. Gyvenime yra 3 amžini ir nekintantis dalykai – tikėjimas, meilė ir viltis. Aš pridėčiau 4. Tai yra, kad Austėjos favoritai nepateko į finalą arba finale užėmė paskutinę vietą. Oi, čia šiaip labai juokinga, aš dabar dar Maltą prisiminiau, kai laimėjo mano paskutinę vietą, o mano favoritė liko paskutinė. Ten aišku, ten aš tą topą taip kažkaip net tiek daug galvojau apie tai, bet vis tiek kažkaip labai juokinga. Absoliuti žanro klasika. Jo, tai tiek su Portugalija, mes kaip ir žadėjom, lekiam dabar apžvelgti visą atrankų sezoną ir prašiau jūsų prisiminti kažkokias tai dainas, ką norėtumėte išskirti. Per daug laiko, aišku, šitam neskirkim, bet pavyzdžiui, aš galvoju apie 2 dainas, kurias aš pakeiščiau šių metų Eurovizijoje. Pasakysit ir jūs, kiek tokių dainų turėtumėt. Pati pirma, tai be jokių absoliučiai abejonių ir iš karto dalykas šovės man į galvą, tai yra Albanija. Albanija ir Luanas Durmišis su Perseritie. Repetition is the mother of learning. Repetition is my own mother. Repetitio est mater studiorum. 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 Didžiausia klaida albanų atrankose per daug laiko
neįsivaizduoju, kaip jie sugebėjo šitos dainos. Čia jau mano atvejis, kai mano favoritas nepateko į finalą. Jie net į finalą neišsiuntė šitos dainos, kuri tikrai labai daug dėmesio susilaukė iš fanų bendruomenės. Ir tai būtų buvusi tikrai, na, manau, kad garantuotai į finalą būtų patekusi šitą dainą, bet ir tai būtų apskritai kažkas įdomesnio šių metų Eurovizijoje. Aišku, jinai turėtų būti patrumpinta, jinai irgi būtų į tą keistų dainų kraitį šių metų, bet man atrodo, kad būtų puikiausiai papildžiusi šių metų line-upą. Dar kitą vietą gal aš tada savo, kitą dainą, kurią pakeiščiau, šiek tiek pasitaupysiu. Tautvi, koks būtų tavo pasirinkimas? Ką norėtum labiausiai pakeisti iš šių metų dalyvių? Man atrodo, visgi nebuvo daug tokių variantų, kad mano labai stipri favoritė nelaimėtų, bet daina, kuri laimėtų, man visiškai nepatiktų. Tai man atrodo, buvo daug tokių gan kompromisinių atvejų, tai aš be jokių abejonių visgi keisčiau Italijos nugalėtoją. Aš tikrai labai mėgstu Angeliną Mango ir Lenoj, aš manau, turiu daug minčių apie ją ir jos labai turbūt galima sėkmė Eurovizijoje. Bet visgi Analisos Sinceramente. Aš jau matau, kad ji bus mano šių metų Spotify Top 100 to metų pabaigos listo sąrašiuko viršui. Gal ir ne pirmoje vietoje, dar turim pusę metų, dar daugiau negu pusę metų. Bet visgi tai daina, kuri būtų be abejonės mano numeris 1 šiųmetinėje Eurovizijoje. Turbūt vienintelė daina, kurią aš galėčiau taip dabar pasakyti, kad ji būtų pirmoje vietoje mano topė. Tai pirmas pasirinkimas toks būtų. O jo, Sanremas, tai manau, kad jeigu anksčiau dar galvodavom, kuri čia ta atranka šiemet geriausia buvo, tai šiemet jokių klausimų nėra, kad tai buvo Sanremas, nes tiesiog visos kitos kažkaip ne taip galbūt nustebino. Dėl Italijos aš irgi galvojau, bet tiesiog pasirinkau nesakyti, nes man ir nugalėtojos daina labai patinka. Tai čia, pavyzdžiui, Albanija, kur aš negaliu klausyti nugalėtojos dainos, tuo jos revampą išgirsim, gal ten kažkas bus įspūdingo, nors žinom, kaip su Albanijos revampais dažniausiai būna. Bet Sinceramente mano irgi labai dažnai klausoma daina ir gaila, kad Italija negali kokių 6 dainų siųsti Euroviziją kiekvienais metais. Austėja, kas būtų tavo numeris 1 pasirinkimas iš tų turbūt daugelio, kur ne tavo favoritai laimėjo? Tai šiaip aišku, kad jų yra daug, bet iš tikrųjų tai tikrai tai nėra tie metai, tai nėra tokie žiauriausi metai šitą prasme. Man kažkaip atrodo, kad tikrai tokie vieni geresnių metų mano favoritams, netgi kad ir kaip aš skundžiusi, kad ir kaip ten mano paskutinės vietos laimė ar dar kažkas, bet aš galvojau apie kelis tokius variantus ir vėlgi tokia dilema tarp to, kad, vėlgi, kur man, pavyzdžiui, ten mažiau patinka nugalėtojas, o ten kažkas labai patiko atrankojo, kur pavyzdžiui, ir tas nugalėtojas patinka. Bet kuriuo atveju, tai kaip pirmą tebūnie išskirsiu Liuksemburgą ir dainą Drowning in the Rain, kurią atliko Krip. Aišku, čia labai daug kalbėjau ir apie dainos autorę LCB, ir apie tos dainos žodžius, kurie labai gerai parašyti, ir apie tą tokią instrumentuotę, tokiais klasikiniais instrumentais, ir apskritai, kad tai yra labai graži baladė, kuri ir man labai patinka, ir aš galvoju, dabar būtų mano trejetukė, mano topo, bet kartu ir žinant, kiek mes mažai baladžių turim ir ypač, jeigu, pavyzdžiui, dar turim, kad ir tą pačią Portugaliją, ar ten kokią Serbiją, kur
kur vis tiek tai yra šiek tiek kitokia dar kategorija, tokios gal, kaip kokia Serbija, tai tokia ramesnė, tarkim, Portugalija, ten šiek tiek dar kitą pusę, tai tokia stipri, tokia galinga baladė būtų, kuri išsiskirtų iš kontekstų, kurią komisija, manau, labai palaikytų ir šiaip, tokia atrodo, šitam kontekstui labai būtų gerai papildžius ir sakau, ir aš turėčiau savo dar stipresnį trejetuką, kuris šiaip ir tai yra gan stiprus. Aišku, Talius Fighter šiaip aš irgi mėgstu. Iš tikrųjų, ten mano ir atrankoje buvo antroje vietoje ir manau ir tų šansų visai yra, ir daina, ir pasirodymas geri. Bet tai yra vienas iš tokių atvejų, vienas tokių turbūt skaudžiausių man šių metų tokių praradimo atrankoje, tuo labiau, kad visi labai daug kas tikėjo, kad būtent Krejok laimės atranką. Tai čia mano toks pirmas pasirinkimas. Gerai, sukam antrą ratą ir aš siūlau jums Konstraktą iš Serbijos. Neprestano samo idemo, samo neprestano idemo. Neprestano samo idemo, samo neprestano, neprestano. Doktore, šta mi, šta ti je nije ti. Vos nepamiršau kažkaip šitos dainos, galvoju, nes, kaip pasakiau, man atrodo, pradžioje sakiau, kad 2 turiu, ar ne, tai aš galvojau apie Albaniją ir Ispaniją, ir tada dabar taigi prisiminiau ir Serbiją. Aišku, Serbijos nugalėtojas daina man netaip kliūna gal dėl to labiau, bet serbai turėjo siūsti Konstraktą šiemet. Tai jie turėjo siūsti Konstraktą, jie būtų mano turbūt trejetuke. Būčiau, manau, balsavęs už šitą dainą Eurovizijoje ir labai labai gaila, kad jos čia nematysim. Tautvi, tavo antras pasirinkimas. Šiaip paminėsiu tokį honorable mention, nes aš visgi pagalvojau, yra viena šalis, kuri mane labai sunervino po jų 4 valandų nacionalinio finalo. Ir jeigu Loredana Bertė būtų laimėjusi San Marino finalą, tai ji turbūt būtų bent kokių 20 vietų aukščiau, negu dabar San Marinas yra pas mane. Nes Megara tai mano galutiniam 5-tuke ir aš manau be šansų kilti iš ten. O šiaip antrą vietą tai man atrodo skirčiau Albanijai, bet ne tam, apie ką pagalvoti arba apie tą, ką Justas paminėjo. Aš visgi manau, kad jeigu Elza Lila būtų laimėjusi su daina Mars, būtų labai gera ir laukiama baladė šių metų Eurovizijoje, kurią net aš būčiau išsitraukęs į 5-tuką. Tai prarastas šansas, nors pernykštė Elzos Lilos daina buvo geresnė, bet manau, kad ir Mars būtų labai geras ir kokybiškas toksai atgaiva tarp visų tų tokių trankių dainų. Austėja, ką tu dar serviruoji mum? Taip, tai aš dar būtinai turiu paminėti, jau kaip sakiau, jeigu Liuksemburgas, tai man visai patinka ir nugalėtoja, tai čia apie ką dabar pasakysiu, tai gal nėra, kad labai nepatiktų, bet aš manau, kad tas kitas pasirinkimas tai būtų tiesiog tai šaliai, kur kas geresnis, ir kalbu apie Vokietiją, apie Riukso dainą Oh Boy. Ir tai net ne vienintelė šiaip daina, kuri man labiau patinka negu tas, kas laimėjo, bet tiesiog aš manau, kad vėlgi čia labai panašiai turbūt pasisakysiu, kad nepaisant to, kad ir daina, ta, kurios aš dažnai pasiklausau, kad labai tikrai labai graži daina ir atlikta tobulai, vokalas visiškai nepriekaištingas, tai negana to dar ir manau, kad ypač kai žinom Vokietiją, kuriai šiaip nesiseka nei su žiūrovais, nei su komisija, tai visai būtų logiškai jiems išsiųsti tokią dainą, kurią bent jau potencialiai komisija palaikytų, kur, tikrai toks vokalas, kur negali nepalaikyti, pati daina tokia irgi, plus vėlgi būtų dar viena baladė, kurių mažai turim. Tai tiesiog
Nes esmė ta, kad, pavyzdžiui, jų daina Always on the Run tikrai, man šiaip visai patinka, tikrai negaliu sakyti, bet tiesiog nematau, kas už ją balsuotų, kam jinai būtų ten mėgstamiausia, tikrai neskamba kaip kažkieno ten 1-2 vieta, sakykime, ar ten 3. O būtent Ryuk su Oh Boy tai būtų tikrai, manau, žymiai geresnis variantas, būtent ne tik, kad aš labiau norėčiau, bet ir apskritai būtent Vokietijai. Tai va, tai mano toks pasirinkimas. O beje, pavyzdžiui, Albanijos Elsa Lila, tai aš irgi galvojau paminėti, tai čia tarp kitko irgi. Labai gerai, kad tu Vokietiją priminė. Čia va tas variantas, kurį aš pamiršau, bet tikrai turėjo Ryuk važiuoti su Oh Boy. Ir gerai, dar vieną gal galim prasukti ratą, arba jeigu ten turi dar kažkokių daugiau variantų, tai irgi jos galit suminėti, bet mano dar labai didelis skausmas yra Ispanija ir kad Dos Extraños San Pedro neišvažiavo. Si te extraño, esto no tiene solución. Tai mes irgi, jeigu kalbam apie tai, kad trūksta baladžių šiemet, tai vat čia būtų ir pakaverinusi ir tą vietą, ir aš vis dar manau, kad vat šita, pavyzdžiui, daina, įsivaizduok, šita daina būtų Eurovizijai. Nu, jinai laimėtų komisijos balsavimą. Turbūt, jeigu gerai sudainuota būtų, ten pasirodymą pastatytų kaip tokiam lygiai, kaip pavyzdžiui Barbara Pravykaja, manau, kad visai galėjo padaryti šitą dainą. Tai man čia skausmelis didelis. Tautvi, tu dar turi ką pridėti? Ta pačia Ispanija, bet aš visgi paminėčiau savo favoritą Angie Fernandez su Second Soy. Tiesiog, man atrodo, tai aš visiškai suprantu, kodėl laimėjo Zora. Aš tą dainą suku labai dažnai, ji yra viena iš mano turbūt, tokių guilty pleasure favoričių. Bet Angie daina buvo ta, kurią, vėlgi, ji būtų tikrai labai aukštai mano asmeninėme tope. Tai turbūt toks pagrindinis variantas. O daugiau dar apibendrinus, tai žinoma Constructą, kurią Justas jau minėjo, ir aš vėl grįžčiau į Sanremą ir pasakyčiau, kad net ir jeigu būtų laimėjęs Mamut, jis irgi būtų buvęs mano, topo trejetuke be abejonės. Tai turbūt šiemet tai bendrai tiek. Prisimenu, kad šiaip turėjau Norvegijoje visai kitų favoritų pirmą, bet per finalą tiesiog buvau nuneštas Ulveham ir apie kitus pasirinkimus net nebedrįsau ir svajoti. O jo, Mahmudas dar irgi tikrai galima išskirti. Aš net buvau pagalvojęs, kad jeigu reikėtų išrinkti geriausią dainą, taip, nežinau, objektyviai kažkaip, ar tą dainą, kuri galbūt galėjo irgi labai gerai Eurovizijai pasirodyti, aš sakyčiau, kad Mahmudas. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, di gileni ripieni di zucchero, cambio il numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Mi hanno fatto bene. Mes jau irgi buvom apie tai užsiminę, kad Tuta Gold, jeigu ji būtų, tiksliau, jeigu Mahmudas nebūtų jau 2 kartus buvęs Eurovizijoje per kelis metus ir būtų su šita daina atėjęs pirmą kartą, pavyzdžiui, aš manau, mes būtume visiškai ištaškytom smegenim ir kalbėtume apie tai, kad turbūt, kad kitais metais gal ir Italijoje renkamės, bet, kažkaip tų sun buvo ir tas Brividi labai gražus buvo irgi išvažiavimas į Euroviziją, bet gal reikėjo palaukti truputėlį ir su Tuta Gold sugrįžti. Austėja, užwrapping šitą diskusiją. Gerai, taip, tai visgi galvoju, ten yra ką dar paminėti, bet tebūnie tada pasirinksiu Čekiją, kuri dar nebuvo minėta. Ta atranka šiaip nebuvo labai gal stipri, bet tiesiog čia labai tas atvejis, kai, manau, jie nei mano skonių, nei apskritai jie nepasirinko gerai,
nes ne tik daina, manau, tikrai buvo toli gražu negeriausia, būtent Pedestal, kurį laimėjo, nei tuo labiau pasirodymas. Ir ten buvo bent jau, aš sakyčiau, kokias 4 bent jau dainos, kurios buvo geresnės, ar ten ir pasirodymai ir panašiai, bet kuriuo atveju mano favoritė iš Čekijos tai buvo Lenny su Good Enough. Walking this world on my own, still a kid full of dreams far from home. You're watching me stripped to the bone. I give all of me to you, I give all of me to you. Vėlgi baladė, vėlgi tokia mano skonio, tokia su gražia žinute apie tai, kad esi pakankamas, koks esi, ir labai tokia daina, kurią gal nesukau jos tuo metu tiek labai, bet iki šiol man jinai vis sukasi kartas nuo karto, tokia nesenstanti, sakyčiau, ir jo, manau, kad jeigu tas pasirodymas tam Rusijai buvo, nesakau, kad labai geras, bet tikrai vienas geriausių iš ten tos atrankos, tai tada, manau, tikrai didžioji scena būtų dar geriau. Ir faktas, kad tikrai, manau, būtų žymiai geriau negu tai, ką jie išsirinko. Ir netgi dar viena buvo ten Čekijos daina Midi su Red Flag Parade, apie kurią daug kas kalbėjo, kurios labai daug klausiau šiaip tuo metu. Tai tiesiog Čekija, man atrodo, padarė didelę klaidą ir netgi tas 2 dainas gal išskirčiau kaip geresnės jų. Tai turbūt kaip ir tada tiek, mano toks pasirinkimas, tik dar kol nepamiršau, tai aišku, dar užtvirtinu, kad ir Daughter šiaip būtų prie tų mano tokių pasirinkimų. Ir San Reme ten irgi buvo tikrai geresnių, ką labiau gal būčiau norėjus matyti, pavyzdžiui, Mr. Rain, mano favoritas buvo, bet ir tikrai ir daug kitų. Ir aš dabar manau, kad mes dar turėtume pusvalandį skirti, aptarti kriminalą, kodėl VB Gang ir Let 3 neišvažiavo į Euroviziją čia. Tiesiog juos sujungti į tokį vieną bloką didesnį. Bet jo, aš pagalvojau, kad aš ir Babarogą visai mielai paminėčiau šitoj dar vietoj. Kaip tokia mano irgi didelė guilty pleasure šių metų nacionalinių atrankų. Tai štai baigėsi sezonas. Viskas, nebegausim naujų dainų, bent jau iš atrankų, gausim dar keletą dainų kitą savaitę, arba šį vakarą jau. Izraelis turėtų paviešinti savo dainą, kurią mes jau beje girdėjome. Tai nežinau, galim irgi turbūt keliais žodžiais nebent pasakyti, nežinau, ar jūs klausėt, aš tai paklausiau ir buvo nulykinta ta daina, tai geriausiai turbūt Andžiai apibūdino visą tai, paklausdamas, kad tai čia yra ta daina, dėl kurios buvo tiek kilę viso šumo, nes daina skamba kaip 6. vieta Melody Festivaliam, Emilis sakė 6. vieta Melody Festivaliam pusfinalio, aš sakyčiau gal finalo, išskyrus man gražiai nebent suskambėjo hebrajų kalba ta dalis dainos pabaigoje, tai išgirsit šitą dainą, bet mes turbūt plačiau ją aptarsim kitą savaitę, kai jau busim ir klipą matę ir apskritai nežinia, kas per savaitę įvyks su šito klausimu, nes manau, kad tas dalykas dar nėra uždarytas. Jeigu išleidus Izraelio dainą, pavyzdžiui, paskelbė Islandija, kad traukiasi, arba paskui Islandija dar gal kokia kita šalis, tai čia daug dramos gali būti. Tai to laukiama taip pat, visas Kaukazas mūsų laukia. Sakartvelo ištrauką girdėjom, skamba labai promising ir mačiau ir lažybininkai labai pozityviai sureagavo. Sakartvelas net 10 pakilo, kas drąsu yra, turint omeny šalį, kuri nuo 2016 finale nebuvo. Ir Armėnija siunčia Lada Nova, kaip ten ta grupė, kas aš nežiūrėjau, ar jie turi dainų išleidę ar ne, bet vizualiai man iš karto asociacija yra su 2017 Baltarusija ir Navi Band, kurie man labai patiko, tai aš tikiuosi, kad ir Armėnija kažką tokio etniškai linksmo ir smagaus pasiūlys. Ir Azerbaidžanas, neaišku, ką ten išsirinko, labai irgi juokinga. Kalbėjau, man atrodo, net podcast'e buvom užsiminę, kad tarsi yra 2 galutiniai finalininkai ir staiga paaiškėjo, kad kažkoks trečias, apie kurį niekas net nekalbėjo, važiuoja. Tai žiūrėsim, gal kažkokį stebuklą sukūrė, bet įdomi. Man atrodo, jisai, jeigu neklystu,
iki paskelbimo, kad jisai važiuoja į Euroviziją, tai jisai followerių mažiau Instagram'e turėjo negu Eurodiena. tai toks irgi niuansėlis, o jeigu jūs dar nesekate Eurodienos, tai labai prašau tą ir padaryti. Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e rasit mūsų kūriamą turinį ir taip pat, aišku, ir YouTube, kur galbūt ir klauso šito podcast'o, Spotify'e. Tai tikrai daug gaminam dalykų ir daug dar jūsų visko laukia, tai būtinai sekit, nepamirškit mūsų. O kitą savaitę, manau, kad taip viskas dėliojasi, kad galbūt mes susitiksime ne podcast'e, bet live, kadangi irgi galėsim su jumis kartu padiskutuoti ir aptarti visą sezoną, aptarti čia galimus kažkokius tai laimėtojus, ten pusfinalio didelių prognozių gal dar kol kas nedarysim, nes norim sulaukti running orderio ir tada jau padaryti pilnas pusfinalio apžvalgas, kaip ir kiekvienais metais, ir paspėlioti 10 šalių, kurios pateks į finalą. Bet tai štai, tuoj prasidės ir Eurovizinių vakarėlių maratonas, kuris jau penktadienį iš esmės pirmasis įvyko. Matėm Silvestro puikų pasirodymą Švedijoje ir kaip salė dainuoja Luktelk. Tai yra labai žavu ir gražu. Mačiau, pikti lietuviai rašo, kad kur čia Lietuvoje koncertuoja, kam čia įdomu, maždaug. Ne Lietuvoje, čia užsienį mūsų dainą dainuoja ir dėl ko labai džiugu. Ir šiaip ten Silvestro interviu pasekus, tai man tiesiog labai didelis pasididžiavimo jausmas yra, kad va toks žmogus, protingas, išsilavinęs, šiuolaikiškas atstovauja mūsų šaliai visom prasmėm. Tiek daina, tiek tiesiog savo buvimu savimi ir va būtent kokias žinutės siunčia apie tą didžiavimusi buvimo lietuviu, nors jisai irgi turėjo įvairių klausimų įvairiais laikais, bet galų gale judam kažkur, kur ir turim judėti. Oi, čia į filosofiją stoju visiškas nueisiu. Ačiū labai, kad klausėt. Šį kartą šiek tiek trumpiau, bet ir tai galvau, kad trumpiau gal susisuksim, bet tikiuosi, kad neprailgo. Dar kartelį labai kviečiu prisidėti prie Eurodienos Contribui ir tuo pačiu čia yra puikia proga dar kartelį prisiminti mūsų pačius ištikimiausius ir didžiausius Eurodienos draugus. Tai būtų Aleksandr, Viktoras, Tomas, Renata, Lina, Jovaidė, Greta, Danielius, Aušrinė, Ugnius, Milda, Matas, Laimis, Julita, Indrė, Greta, Elzė, Domantas, Airidas ar Airidas, nežinau, patikslink, Vaidas, Simas, Martynas ir Ingrida. Jūsų sąrašas vis daugėja, tai nežinau, ar galėsim čia taip kiekvieną kartą skaityti, tai labai mums dėl to malonu ir mūsų Eurovizinė patirtis šiemet, manau, kad bus dėl to tik geresnė, nes jūs prisidėsit ir tikiu, kad ir jums patiems mes galėsim paruošti daugiau įdomaus turinio. Sukalbėkit maldelę už tai, kad visi Eurodienos norintys gautų akreditacijas, kurių prašymus jau supildėm. Turim didelių norų šiais metais, tai tikėkime, kad pavyks juos įgyvendinti. Ir viskas, aš jau užsičiaupsiu, nes kažkas čia užėjo, šnekoriaus nuotaika kažkokiai įsijungė. Viskas. Ačiū labai, kad klausėt. Susiklausysim kitą savaitę. Iki. Čia Eurodienos podcastas, Justas, Austėja ir Tautvydas. Geros savaitės. Ačiū labai, kad klausėt. Iki. Iki visiems.